Žinot, taip yra. Pirmiausia, aš matai, tada nežinojau apie kitus pasiūlymus. Aš buvau tik atvažiavęs iš Vokietijos, baigiau medicinos mokslus, gavau savo, išlaikiau stateboardus ir pradėjau praktiką. Aš net nežinojau, nebuvau įsijungęs tą lietuvišką veiklą. Tai kai mano straipsnis pasirodė, tada aš sužinojau, kad buvo organizuojamas ir geležinis fondas, ir prieš 10-15 metų kiti buvo iškėlę, ir aš paskiau juos perskaičiau, įsigilinau. Tai, man atrodo, kitų straipsnių nepasisekimas buvo tame, kad nebuvo kas dirbas ir organizuojas. O mes tuoj pat, vos tik paskelbėm straipsnį, ne tik atsakinėjom ir pozityvus arba negatyvus pasisakymas, bet tuoj pat rinkom pinigus. Reiškia, net jau pradžių, pirmųjų 6 mėnesių laikotarpį, kur mes neturėjom nieko, jokių statutų neturėjom, nieko, net neregistruota niekur, atidarėm sąskaitą 4 pavardėms ir jau mes sunešėm per pirmosius 6 mėnesius, aš manau, kad jau mes buvom kas tai tokių virš 25 000. Kas buvo, reiškia, žmonėms labai patrauklu. Ir kaip anksčiau mes diskutavom, reiškia, publika pamatė, kad, reiškia, čia rimtai dirbama ir kad čia galima, reiškia, tikėtis iš tų gerų vaisių. Bet ar nebūtų teisinga irgi taip sakyti, kad jūsų fondo mintis kilo iš tokio amerikietiško modelio ir gal ir to fondo pasisekimas ar skyrėsi nuo ankstyvesnių fondų pasiūlymų savo tokio imitavimo amerikietiško modelio, o ne lietuviško modelio, kur buvo siūloma anksčiau? Žinot, kad sunku man labai atsakyti, kadangi aš, kaip sakiau, aš dar lietuviškos veiklos bent Amerikoje nepažinojau. Ir man teisingai amerikietiškas fondas, amerikietiški fondai man šiek tiek turi įtakos, tik įskaitymai, žinoma, aš neturiu jokių asmeniškų ryšių, bet aš jau spaudoj skaičiau, kaip tie fondai amerikiečiai įvairūs, jų yra šimtais ir ne 1 milijono, bet kelių šimtų milijonų, kaip išlaiko privačias mokyklas, net universitetus ir kaip jie, reiškia, atlieka tokius projektus ir kartais fantastiškus projektus, tai tas man taip turėjo įtaką. Mačiau, kad su pinigu, einant pagal tą modelį, galima daug ką pasiekti.